plati Europos vyrų krepšinio čempionato širdis. Facebook'e beveik 70 tūkstančių krepšinio gerbėjų vienijančios krepšinio širdies bendruomenės įkūrėjas, Lietuvos rinktinės fotografas Tomas Tumalovičius surengė analogų neturinčią akciją. Sukvietė žmonės susiburti ir suformuoti širdį, simbolizuojančią lietuvių vienybę, meilę savo šaliai ir krepšiniui. Keli šimtai vilniečių ir sostinės svečių 22 kalbomis pakvietė krepšinio gerbėjus atvykti į Lietuvą, Europos krepšinio širdį. Iš unikalių kadrų bus sukurtas vaizdo klipas, kviesintis drauge švęsti didžiausią mūsų šalyje sporto šventę. Na, o Lietuvoje, Vilniuje krepšinių neabejinga kelių šimtų žmonių minia suformavo didžiulę krepšinio širdį, simbolizuojančią lietuvių vienybę, meilę šaliai ir krepšiniui. Maža to, susirinkusieji 21 kalba, kartuodami frazę "Laukiame jūsų Lietuvoje, Europos krepšinio širdyje", pakvietė viso pasaulio sirgalius atvykti į Europos vyrų krepšinio čempionatą.